Nu ir sveiki visi. Turėjome šitų detalių teik. Čia išanu turėtų šeit stumdom stals prezā mona. Stals jau buvo kažkada padarīts tokies, tās apalēs. Bet ons man kažko nepasiteisina, strēga žodžiu. Ir dabar sumislējau, ka reik perdarīt no goļu. Ir tagad šiandien apsējau, kad žoļčip jau prasidarīs duris. Apsējau, kad ir tokių pirkti, man gal sakīt, kokiu kad rēka. Ir nebreikėjo jokių tų kaprulonų, kapanį vadins tą medžiagą be pirkti. Ir pas te, kurios bevažiuoti. Čia bus, kaip prispavadės iš ano turės išėti. Ginsiu padaryti iš tų gatavų rolikų. Čia man važinėtams tas stalas lengva. Ir žiūrėkiam, ką bus, kaip gausis. Čia aš galvoju, ka man reiktus kažkaip pasišalinti. Nu to rėmą. Žiūrėsim, kaip čia man vyks. Nes norėtų rėmą naują daryti. Nors per to nepaslinkėm kažko daryti, taip ir gaunam. Kad kažkas negera gaunas. Žiūrėt, įvdi pjauti žeminams. Jau parveina su kuvaldu žvažiuoju nukrit. Žiūrėsim, gal į kitą apgerės. Oi. O. Jau dabar reikia kažko bandyti apšmirgeliuoti. Nesimaišyti. Tai šaša. Neveik kažkodėl. Nu va, dabar manėm vis kėlį važiuojant iš parduotuvės konkinta mintis. Ar čia tus pačius vamzdžius palikti, kažką bandyti. Surinkti iš anų naują, ar kitą daryti. Nes aš čia anus kažko tai nupjūviau, nes man reikėjo išnerti tentus iš tų tūkų lauk. Aš greičiausiai paprasčiau būtų atgal suvirinti senus. Čia suspausti su kokiam replėjim, su klečkiu ten atgal. Čia mums didelį tikslom prie galų nereik. Net neprisimenu, ką pašans buvau padaręs. Ar čia kažko į tarpą įdėjęs, kad tiksliai būtų man suvirinimu. Žinau, kol nebuvau suvirinti, vis gerą vakščiui, suvirinau ir pradėjau strikti man. Tai visą karietą šlifavau, bandžiau kažko daryti, niekas nepadėjo. Taip, kad priejau prie tokios išvados, kad reik bandyti tas ratukas kažko padaryti. Nu ir žodžiu, vis tik aš priejau tos išvados tokios, kad reik to senoj kažkaip tai lipdyti atgal. Bus paprasčiau. Jeigu nepasiteisins, tada žiūrės daryti naują. Bet turėtų pasiteisinti, aš būtų, taigi nieks niekur nepabėgšti. Kaip aš visados, kad sakau, jeigu vis gerai nusisek,
Kas dirba? Jei ne aš. Aš taip nesakyčiau, jeigu nepasisektų. Žiūrėsim, gal nebus man išvis pabėgis tas geometrija, kaip čia pasakyti, bet gal netiksliai pavadinau geometrijai. Tarps turiu galvo tarp tų vamzdžių, man kad paskiau nepradėt klibėti. Taip sakyčiau, piršt neužkliūn. Nu va, jo, čia užteks man šitą darinėjimą, čia dar biškį pakleskliuot gal. Turėk mus jungt ventiliaciją, kažko biškį. Dūmo rūks bojasi. Pritvirtint, tai pritvirtint. Jo, čia man te paprasta viskas gauna. Taip aš tvirtinti nelabai noriu, kodėl nenoriu? Nenoriu, todėl, kad tas vis ašis gautams platesnė ir mažesnis suklaužimas būtų. O taip įdaug išsiplėsti. Irgi nenoriu. Būtų lengva padaryti, nes man staus ir trums. Kapams važiaus, tepams atsirėm, man detalių bus, siauresnis detalių galėsiu žodžiu prastumti, jeigu platę padarysiu. O jeigu siaura, gausi netvirtą. Tai reikia iškuoti tau tokį auksų vidurį, žodžiu. Galiam ventiliatorių jungt lauk, baisiau užrums mums. Ventiliatorių savas lempus jungiau. Žodžiu, reikia iškuoti kažkokį auksų vidurį, kad gautams į taip gerą. Reikia dvi tokius detalės taip išėm. 33,5 reiškis. Reiškis 33,5, ką? Jaunam, darom, ko žinau. Bišķi aplīgīnt krasts.
steigis. Čia man kažkiek labiau tiksliai pasižymėti nereik. Gal biški blogo darau, ne, gerą darau. Jo, gerą aš darau visą laiką, kaip aš tais negirs. Čia pasižymam skylį, gal net ne čia, čia arčiau. Va, čia pasižymam ir čia vien skylė. O čia reik daryti kažkiek biški, kad man reguliuotim svesti ratuką. Reguliuotim, nes paskiau pradės gnypti, rankštą vakščiuoti arba laisvą vakščiuoti ir kliubėti čia. Reik padaryti vien pusę reguliuojamą. Tik dabar nebežinau, aš čia garažiai graužimą staklių neturiu grįžimą, o kažkur toliai važiuoti nelabai noriu. Prisaisi dirbtis ten. Ten įgrįžimą staklis. Senom galbūt paprasčiau išgrįžti, bet važiuoti reikia apie 3 kilometrus čia man. Taip kad bandysiu suvatuoti prietaisu čia išgrįžti. Aš ko nebežinau, kur antrą pasidėjau. Arba apžliubau visai aš. Nu, žodžiu. Turėjau ir praknisau. Čia gal nusinešiau. O, matau. Nežinau, tai visko nori greitą padaryti. Kaip greitą padaryti noris. Taip, dažniausiai gaunas. Nu, žodžiu, pats suprantat, kas. Čia atrodo, nieks sudėtinga neturėtų būti. Imi ir daro. Žodžiu, visi rodo, kaip gražią veikštą, tai kaip ant škernoris, kaip ant vadin, žemaitišką tai tep tikriausiai, kaip ant literatūrišką, lietuvišką negaliu pasakyti. Atrodo, kaip ant gražią kernėje, ne? Tai manus, nežinau, suveik gal kokius 2-3 sykis. Žodžiai nebeveik. Nu, aišku, čia prieki iš to AliExpress, Temu, iš kur čia buvo užsakyta. Ir jo, ir nebeveik. Tai kaip jūs gal turit naudojat, kas tokius galvoju, gal parašykit komentarus, veikaniai tokiai, ne pas jūsų. Nes man sakau, ten, gal suveik ten 2-3 sykis ir tai plasmasė ten tikriausiai galėjo įkernyti. Bandysim naudoti tėsmes. Gal biški per daug, užtekt centimetrų man. Aišku, kad užtekt centimetrų. Vieni iš to pusė, kiek vadins, iš kitą reik žymėti. Na va. Žodžiu, su tau garažą, man bordak, čia jau taip visiško beišien. Dirbi, o tvarkyti jis nėra kada. Dar reik per pirštus važiuoti. Pats geriausias kerneris šitą. Iš grožto. Grožt 10 greičiausiai, kad koks nulūžis. Žinau, kažką paprastai spausti viskas į priekį. Kaip niek nebranda per betvarkį.
Sakiekļi 4, jā. Te pasrūdni grauši negalim plauk. Kažkad paspaudžiau netičom, bet ka te pirština piņoja. Un arī boja, ka te droši laik idām sugalvoja, irgi šo pirštinu pasaukt. Te pat jau žiūrėjau ar pirštinai sok lauku. Tai žodžiu, jaukingu dalykų būni susaktukas, da čia sak istaklis gali ronkai kišti, ar pirštinu supjauti. Graužtai visą atboki. Nu, nežinau, kiek aš sugebent pasigalaus. Kas mū galaus, tam nerodys. Ko apgalundu, nes aš nemoku. Ir galvoju, bet tik blogiau neėjom, ką pagalundi. Tai gerai. Visiem tokio šmėris, aišku. Čia laids kažkap tabalau jums panosė žiūrų. Patraukti nuo mano šalia. Nežinau, kur bedėti. Kažkokį vurts pasirodo specialią graužto. Aš nelaban man te patinka specialią graužto. Irgi, jeigu kas dirbat su tokiu, bandykit rašyti komentarus. Gera nėra, ne jum. Va. No. Kažkur pasidėjau telefoną, ant tuik stalo savo. Kad apkėbons man tas drožlė metalą. Nu va. Dabar tikrą pusę darbą. Kam aš naujam laukį, tai aš noriu reikės grįžti. Kažin, kam aš gaus tokį. Grįžim su 10 vadins. Tas jau didelis graužs, tai greka apsuks mažesnis daryti. Gerai. Beliko pati įdomiausia dalis. Išpjauti to tarpą. Nupjauti bandyti su biški daug prietais. Negu turbinki. Gal nereikės daug su pilyčių tarkauti man čia. Papūst vaistų reik.
reikės, kā pie visados. Iš vienos puses, iš kitos puses. Nu nieko, aš mėsliai patarkau senas. Reiks eit pasivokščiut, mus tik kieta garažą, aš galvoju. Šaļā rūsa dabišķi trūkst. Nu, sakyčiau, už fabrikinį geriau. Aš jau vakar kiek spēju. Reiks baigt durniūt. Skop jau vilo bir. Pratēst tos darbus rytū. Skop. Ni veržļu, niek nerundu. Reiktu galvoju padvējot igrauž vēršt. Bet tik sokurs čia munai. Viską sukrūvėjau, neaptarėm su kuo pakodyti. Manau, turės tikt. Kiek aš suprantu, jau turėtų važinėtis kažkas išėmus. Nu, darāk savēršti, bet važinējams. Taču nieko lyginti. Jā, šī tarpā šveidā. Mirši vakar pieni video balvī. Susitiksim rytoj arba kitam video. Visiems iki.